Viskas prasidėjo labai paprastai. Nuo vaiko, kuris dar net nežinojo, kad gyvenime reikės dirbti, spręsti problemas ir kartais apsimesti, jog viską kontroliuoji. Čia dar tie laikai, kai batai buvo per dideli, keliai visada nubrozdinti, o optimizmo daugiau nei proto. Ankstyva vaikystė, pirmos pozicijos gyvenime, arba ant medinio arkliuko, arba klasės gale, bet svarbiausia, visada su aiškiu tikslu – pažiūrėti, kas čia nutiks toliau. Tada atėjo mokyklos metai, kai drausmė buvo griežta, šukuosenos vienodos, o nuotraukose visi atrodo taip rimtai, lyg kažkas būtų pasakęs. Dabar juoktis bus draudžiama 50 metų į priekį. Jaunystė tas stebuklingas laikas, kai buvo galima būti prie upės, žiūrėti į tolį ir nieko neveikti. Ir tai vadinosi galvojimu apie ateitį. Draugai, nuotykiai, pirmi savarankiški sprendimai, kai viskas atrodė labai svarbu, bet vėliau paaiškėjo, kad svarbiausia buvo eiti pirmyn ir ne per daug galvoti, ką apie tai pasakys kiti. Šios nuotraukos užfiksavo laiką, kai gyvenimas dar neturėjo instrukcijos, bet pasitikėjimo savimi užteko viskam. Ir tada atėjo etapas, kai gyvenimas pasakė, pasirinkimų neturi, bet lagaminą turi. Mes buvom lietuviai, todėl nieko nesprendėm, tiesiog vykdėm, kas buvo paliepta. Tvarka, uniforma ir viena bendra taisyklė – neklausk kam, tiesiog daryk. Armija išmokė daug dalykų, kaip stovėti tiesiai, net kai galvoje kreiva, kaip atrodyti rimtai nuotraukoje, net jei viduje skaičiuoji, kiek dienų liko iki namų. Buvo šaltis, betonas, sunkvežimiai ir labai daug laukimo, bet buvo ir tai, kas liko visam gyvenimui – disciplina, kantrybė, supratimas, kad jei tai pradėjai, toliau bus lengviau. Yra žmonių, kurie po darbo ilsisi ir yra kitų, kurie po darbo susiranda kitą darbą. Jo santykis su darbu visada buvo ypatingas. Ne todėl, kad reikėjo, o todėl, kad negalėjo nedaryti. Jei kažkas gulėjo, reikėjo pakelti. Jei stovėjo, perstatyti. O jei augo per lėtai, padėti. O jei neaugo, pakasti. Meilė darbui pasireiškė anksti. Pirmiausia, su žole, su medžiais, žemėmis, malkomis. Vėliau su viskuo, kam reikėjo rankų ir šiek tiek užsispyrimo. Kartais ir labai daug užsispyrimo. Čia darbas ne pagal laikrodį, o pagal orą, pagal šviesą ir tai, ar jau labai tamsu, ar dar pakankamai matosi. Jei reikėjo vežti, vežė. Jeigu pjauti, pjovė. Jeigu deginti, degino. Kartais atrodė, kad net poilsis turi būti sandarus, stabilus ir su gera amortizacija. Buvo akimirkų, kai vis galvojo, tai gal jau gana šiandien, bet darbas galvojo kitaip. Ir jis visada laimėdavo. Šios nuotraukos pasako apie pareigą. Jos pasako apie gyvenimo būdą, apie žmogų, kuriam rankos niekada nebuvo skirtos laikyti sulenktas. Darbas jam buvo ne bausmė ir ne našta, tai buvo ramybė, tvarka galvoje ir labai paprastas džiaugsmas vakare pažiūrėti ir pasakyti, na, šiandien ne veltui. Meilė gyvūnams čia niekada nebuvo planuota, ji tiesiog atsirasdavo, kažkaip savaime. Be didelių žodžių ir be jokių pažadų. Gyvūnai ateidavo patys, nes jautė, kur saugu, kur niekas neskuba ir kur visada atsiras vietos šalia.
Kartais tai būdavo trumpas susitikimas, kartais ilgesnė draugystė, o kartais labai rimtas santykis, kuriame daugiau supratimo negu bet kokiame pokalbyje. Čia niekas nebuvo auklėjama, nebuvo mokama, buvo tiesiog leidžiama būti. Kartu miške, kieme ar prie vandens, tyloje, kur viskas aišku ir be žodžių. Šios nuotraukos pasako paprastą dalyką. Jeigu moki būti ramus su savimi, šalia tavęs ramus tampa ir kiti, net tie, kurie ir nekalba. Meilė maistui ir gėrimams visada buvo labai praktiška. Be didelių filosofijų, jei skanu, vadinasi gerai. Čia niekada nebuvo skaičiuojamos kalorijos. Buvo skaičiuojami gabaliukai, taurės ir progos dar pasėdėti. Stalas nebuvo tik stalas, tai buvo susitikimų vieta, planų aptarimų centras ir labai rimta priežastis niekur neskubėti. Kartais maistas buvo pagamintas, kartais pagautas, kartais tiesiog atsirasdavo tada, kai labiausiai jo reikėjo. O gėrimai tai buvo pokalbio pradžia, juoko priežastis ir ženklas, kad šiandien jau galime. Nes gyvenimas skaniausias tada, kai valgai ne vienas ir geri ne iš reikalo. Jeigu darbas buvo pareiga, tai pramogos visada buvo asmeninis reikalas. Poilsis čia niekada nereiškia ramybės. Jei ilsėtis, tai tik judant. Jeigu pramogauti, tai taip, kad būtų ką prisiminti. Ir kartais, ką vėliau papasakoti ir ne visai iki galo. Vanduo visada traukia. Nesvarbu, ar valtis, ar dviratis ant vandens, ar tiesiog mintis. O kas bus? Gal pabandom? Kartais tai atrodė labai romantiškai, kartais labai šaltai, bet visada su ta pačia taisyklė. Jeigu lipi, lipk iki galo. Buvo sportas, kuris atrodė kaip sportas. Ir buvo sportas, kuris labiau priminė laisvalaikį su padidinta rizika. Sausumoje irgi nebuvo nuobodu. Jei galima sėdėti, geriau pajudėti. Jei galima stovėti, geriau užlipti. O jei galima tiesiog praeiti, kodėlgi nepadaryti kitaip? Pramogos čia niekada nebuvo apie rekordus, jos buvo apie jausmą, apie tą trumpą akimirką, kai galvoje tuščia, o gyvenimas labai paprastas. Šios nuotraukos rodo ne tai, ką jis veikė, jos rodo, kaip jis gyveno, su judesiu, su smalsumu ir su labai aiškia mintimi. Geriau pabandyti, negu po to svarstyti, kaip būtų buvę. Visi puikiai žinome, kokia turi būti vyro misija gyvenime. Pasodinti medį ir ne tik galvoti apie gyvenimą, bet ir pastatyti jam vietą. Namas neprasidėjo nuo sienų, jis prasidėjo nuo minties ir kuoliukų žemėje. Pamatai buvo pirmas rimtas pažadas sau, jei pradėta, bus padaryta. Nesvarbu ar žiema, ar purvas, ar dar kartą reikės viską permatuoti. Po truputį kilo sienos, atsirado stogas ir kiekvienas etapas vis labiau priminė. Čia statomas ne tik pastatas, o ateitis. Ir kai namuose atsirado šiluma ir tyla, kuri jau buvo sava, tapo aišku. Tai ne tik namas, tai vieta, kuri laikosi ne tik ant pamatų, bet ir ant įdėto darbo. Ir galiausiai pati svarbiausia misija, ne pati lengviausia ir tikrai ne pati tiesiausia. Gyvenimas kartais viską sudėlioja ne iš karto, kartais per laiką, per atstumą, per supratimą, kuris ateina vėliau, bet svarbiausia, kad galiausiai viskas susijungia. Žmonės, ryšiai ir šeima, kuri nebūtinai gimsta vienu metu, bet tampa labai tikra. Ši misija nebuvo apie tobulumą, ji buvo apie buvimą, apie priėmimą,
Ir apie tai šiandien visi esame kartu. Ir tai svarbiausias rezultatas. O ateitis? Ateitis atėjo tyliai, be didelių planų ir be išankstinių instrukcijų. Staiga gyvenimas tapo truputėlį mažesnis ūgiu, truputį garsesnis ir gerokai gyvesnis. Atsirado rankos, kurios nori būti laikomos, akys, kurios klausia, ir laikas, kuris vėl ima tekėti lėčiau, bet prasmingiau. Tai nebe apie auklėjimą, tai apie buvimą šalia, apie pasakojimus, žaidimus ir tą ramybę, kai niekur nebereikia skubėti. Šeima auga ne visada vienodu tempu, vieni jau čia, kiti dar pakeliui, bet svarbiausia, kad vietos užteks visiems. Užtenka širdyje, užtenka prie stalo ir jei žiūrėti į ateitį, tai būtent taip, su judesio aplink, su juoku fone ir su žinojimu, kad tai, kas svarbiausia, jau vyksta.